So, we have such stories, a lot of stories, like blood and rituals and all these things. Taigi mes turime daugelį tokių istorijų apie ritualus ir kraują. Which you ask, anybody will tell you this cannot be Bet kurio paklaustumėte, from God. It's good stories, it's nice historical stories. Atsakytų, kad tai negali būti taip, tai yra istorijos, tai yra istorijos tiesiog. See, I say to everyone, if God asks me to kill, Aš taip sakau, jeigu Dievas prašo mane žudyti, I don't need this God. tai man tokio Dievo nereikia. We have 28 verses in the Bible where to kill children and women and babies. Yra 28 vietos Biblijoje, kur prašo, kad žudytų nekaltas moteris ir vaikus, kūdikius. Steal them and burn them with their animals. Žodžiu, apvogti juos ir sudeginti su gyvūnais. Take their young women. Pagrobti jaunas nekaltas And so mergaitės. vital. Ir taip toliau. The last thing I will say now before I end. Prieš pabaigiant noriu pasakyti paskutinį dalyką. I was once in my church in Switzerland. Šveicarijoje savo bažnyčioje. And I was reading about some things in the Bible, some stories. Skaičiau kai kurias istorijas iš Biblijos. I really didn't believe that I was reading a Bible when I saw these words. Aš tiesiog nesupratau, kad tai yra Biblija. So I asked my priest when we was in a meeting like this to read it in front of the family members. Per susitikimą, šeimos susitikimą, tos bažnyčios aš paklausiau, perskaičiau šitą istoriją. There was children and young women and so on. Ten buvo moterų, vaikų ir taip toliau. So I tell him to read for me, please, loud. Jisai paprašė kunigo, kad perskaitytų tai garsiai. Solomon Lead. Solomono daina. Chapter 1. Pirmas. 13 to 9. Nuo 4 iki 9. Chapter 4. Ketvirtas skyrius. 9 to 13. Nuo 9 iki 14. And the lead of the lead. What they say? Ir giesmių giesmė. 7, I think, chapter 1 to 9. 7 nuo 1 iki 9. And chapter 8, 1 to 3. 8. 8 skyrius nuo 1 iki 3. The only thing he told me, he reacted automatically. Vienintelis dalykas, kurį jis automatiškai sureagavo. We can't read in front of the children. Sako, tyliai, mes negalime to skaityti prieš vaikus. It's very bad things. Tai labai blogi dalykai. There's no behind it any geist. Spirit behind it. Nėra dvasios. No spirit behind this words. Nėra dvasios iš tų žodžių. No spirit behind it. Like brother flirting with sister, sister flirting with brother. Kaip sesuo flirtuoja su brolius su seserė. And a lot of things about. Ir daugelis dalykų, Can't say it. Kurių negaliu sakyti. So maybe that brother can read it for us, my brother here. Brother said. Brolis galėtų tada paaiškinti tas istorijas. Okay, for now this is what I want. There's a lot of things, but I will end it until Yra now. daugelis dalykų, bet aš pabaigiau būtent We have much time for it. su to, kad neturime daug laiko tam. Thank you. Ačiū labai. Film on science fiction plus great film. Niekada negirdėjau, kaip galime lyginti Bibliją su piramidėmis, tai galbūt kažkada amerikiečių filmuose. Fantastinėse mokslinėse filmuose. There is written in Bible one chapter, one verse, Viena versija parašyta Biblijoje. in the meaning of it somehow. I'm not sure for it, but the meaning from it, ultimate. Bendrai, When the people go to Jesus in the judgment day, kai žmonės ėjo į teismo dieną, they stand in front of him and they say, jie atsistojo prie Jėzus Jesus, didn't we preach in your name? ir jie pasakė, Jėzu, ar mes nesimeldėme tavo vardu, Didn't we prophesy in your name? ar mes, Prophesy, preach in your name. nesakėme tiesiai iš to, pranašavome atsingai iš tavo vardu, Didn't we cast demon in your name? ar mes neišvarėme demonų tavo vardu, We are the real Christian Jesus. mes esame, Jėzu, mes esame tikrai krikščionys. What he answer you? Ką jis jums atsakė? Go out of my face, I don't know you. Eikite lauk iš mano akių. Not because there was wrong Christians, Ne dėl to, kad jie buvo blogi krikščionys. because we don't know who is the right Christian. Todėl, kad mes nežinome, kas yra teisingas krikščionis. And if I was in Christian place, I would think about what I'm doing and reading. Ir jeigu aš būčiau krikščioniškoje vietoje, aš pirmiausia išsiaiškinčiau, apie ką aš skaitau ir ką aš darau. Jesus said very clearly, I will stay 3 days and 3 nights. Jėzus pasakė aiškiai, aš išbūsiu 3 dienas, 3 naktis. He didn't stay 2 days, he didn't say 3 nights. It was a miracle to stand after 3 days and 3 nights as Jonah stay in the middle of the stomach of the fish 3 days and 3 nights alive. Stebuklas yra tame, kad jis išbus taip, kaip yra buvo pranašauta.
3 dienas 3 naktis. I didn't get answer before that Jesus is God. He never said in the Bible he's God. Man nebuvo atsakyta klausimą, ar Jėzus Kristus yra Dievas, Or worship me. ar kad jam reikėtų garbinti. He was saying just he's messenger of God. Buvo pasakyti tai, kad jis yra Dievo pranašas. He didn't say in his tongue, I am the son of God. Savo liežuviu, nepasakė, kad aš esu Dievas. We don't have any physical or scientific proof of what other people saying about numbers. Mes neturime jokių mokslinių žinių apie skaičius. I think Brother Solio said we need some more time to answer this question about the days and night and creating pflanzen before the earth, before the sun. Brolių Sauliau, reikėtų ko gero daugiau laiko skirti tokiems klausimams apie skaičius ir apie kaip žemė buvo sukurta ir apie augalus, kada jie atsirado. Believe me, if you spend another 1,000 years, you will not find an answer. Tikėkite, jeigu tam praleistumėte 1000 metų ieškodami atsakymo, jūs nerastumėte jo. I'm looking for the truth. Aš ieškau tiesos. I'm asking in every place churches all around the world. Visame pasaulyje bažnyčiose klausiu šitų klausimų. I had a special dream once. Aš vieną kartą turėjau ypatingą sapną. And I want to follow my dream and know if I am seeing the truth or not. Ir pagal jį norėjau sužinoti, ar aš seku teisybę ar ne. The story of the graves was wrong as well, as he said Istorija apie kapą, kaip žmonės iš jo pakilo, Oral logic. Yra iš tikrųjų, kaip ir sakė ponas Saulius, yra neteisinga. So if it is God's word, Tai yra Dievo žodis. how we could have such mistakes or Kaip contradictions? mes galime turėti tokias priešas arba tokias klaidas. When I didn't get answer also for the contradiction in the stories of the events of the last days of Jesus. Taipogi man nebuvo paaiškinta apie įvykius paskutinę teismo dieną. How Jesus died for my sin, and it's written in the Bible that the Son should not carry the sin of the Father, and the Father should not carry the sin of the Son, and everybody is punished for what he have done. That is God, that is gerechtigkeit. Teisybė yra tame, kad kiekvienas atsakoma už savo nuodėmės ir negalima sakyti, aš atsaku už tėvo nuodėmės, tėvas atsako už mano nuodėmės. Tai yra teisybė, turi būti teisybė. What is the reason of our existence in the earth is somebody will come and just wash my sins. Kokia esmė iš tikrųjų tuomet, kad ateina vienas žmogus ir nuplauna mūsų nuodėmės? If I make mistake, I will be judged from God from my side. Jeigu aš padarau klaidą, tai aš būsiu teisiamas Dievo iš savo pusės. If you saw a man killing a child, young baby, Jeigu jūs pamatytumėte, kad vyras žudo mažą kūdikį and after killing him with the axe, ir po žudimo su kirviu, cutting his head or his body, small baby, pjausto jo, kerta jo galvą ar mažą kūnelį and taking his mother, ir nuneša motinai. and taking the young virgins. Ir paima motiną ir paima nekaltas It's mergaitės. written in the Bible they took 400 young virgins. Ir Biblijoje kalba apie 400 nekaltų mergelių. This is the people of God. Ir tai yra Dievo žmonės. They rape them, Jie išprievartavo jas, or they do what they want with them, ar darė, ką norėjo, and they give them presents. ir kaip dovanas This is what padovanojo. they're doing now in Palestine, the Jewish. Ir tai daro žydai šiuo metu Palestinoje. This is what the Christians doing in Iraq now, the Bush Tai ką army. krikščionys daro Irake ir su prezidento Bushu armija. This is what the Christians are doing in America when they go and they kill the Red Indians. Ta pati darė krikščionys Indijoje, kai žudė indėnus. This is what they have done, the apartheid racist system in South Africa. South Africa, they had the apartheid system, the whites. Žodžiu, taipogi turėjo sistemą, The Anglo-Saxons, that's what that is. Anglosaksai tai darė. So this is the Christians. So if you see one of these people, you ask him why you're killing, he said, I'm a Christian, I'm a good Christian. But he said, no dogs, no blacks. No dogs, no black people coming to this church. Sako, kad repeat it for me. Forget it. So, maybe somebody help me translate. So, South Africa is apartheid system. Pietų Afrika yra kažkokia sistema. Apartheid, and they having a lot of racist system against humans. Bažnyčia parašyta, nei šunų negalima įvesti ir juodai negali įeiti. Thank you. The Mormons, they think that until 1972, Mormonai iki 1971 that the metų, blacks people don't have right to get guys from God. kad juodaodžiai neturi teisės, kad jiems būtų apsireikšta dvasia iš Dievo. So,
All of that things are letting me thinking about what's going on here. Visi dalykai tokie leidžia galvoti jiems, kas vyksta dabar. See what we have in the countries which consider themselves Christians. Žiūrėkite, kas vyksta šalyse, kuriuose žmonės laiko save krikščionimis. Sodom and Gomorrah, Sodomas ir Gomora, gays, gėjai, homosexuals, homoseksualai, lesbians, lesbietės, AIDS. AIDS. We have 35% of Russian is alcoholism. 45% rusų turi alkoholinių problemų. We should prevent alcoholism. We should stop it. So, Turėtumėm sustabdyti tai. but the Christians saying it's not forbidden for us, Bet krikščionys sako, tai nėra mums uždrausta. or most of them. Arba dauguma iš jų. Alcoholism is a big problem. Alkoholizmas yra didelė problema. You're selling women in your countries. Jie parduoda savo šalyje moteris. 2,200 Lithuanian women get sold every year from the black market. Young girls sell for West Europe, for Germany and England and Switzerland. 1200 moterų kasmet iš Lietuvos yra parduodamos į Vakarų Europos